Dabar mūsų laukia pirmas ilgasis vasaros savaitgalis. Juk čia pat Joninės. Turbūt daugeliu pirmiausiai galva šauna mintis. Atsipūsiu, pailsėsiu. Tačiau tai daro kiekvienas savaip. Todėl kelių policija artėjantis savaitgalis pats darbymetis. Statistikos duomenimis per Joninės avaringumas šalies keliuose didėja maždaug 5%. Praėjusiais metais prieš Joninės ir po švenčių policijos pareigūnai organizavo prevencinės priemonės ir tikrino vairuotojų blaivumą. Patikrinta daugiau nei 15 tūkstančių vairuotojų blaivumas. Išaiškinta 317 neblaivių vairuotojų. Tad ką daryti, kad šiais metais po Joninių neskaičiuotume nelaimingų atsitikimų keliuose aukų? Ką jūs darytumėt? Tiesiog išgėrus nevairuoti. Patarimas visiems. Nesaugu ir savo atžvilgiu ir kitų atžvilgiu. Nepardavinėti alkoholio tą dieną. O jūs? Oi, čia taip greit neįspręsi problemų, žinokit. Reikia nuo mažų dienų keisti žmonių mąstymą, požiūrį į apskritai į šventę. Šventė yra nuo žodžio šventas, tarp kitko. Nei draudimas prekiauti kuru, nei alkoholiu, galbūt tiesiog reikėtų kelti sąmoningumą visuomenės ir supratimą, kas yra saugu, kas yra nesaugu ir tiesiog vadovautis bendra logika. Žmogus, kuris kažko nori, tai jis ras daug būdų, kaip apeiti. Paprasčiausiai tai, o draudimas kažkoks tai tik tai paskatina ieškoti daugybės išeičių, kaip gauti tai, ko tu nori. Tai nemanau, kad tai yra išeitis. Prieš metus per ilgąjį Joninių savaitgalį Lietuvoje įvyko 34 eismo įvykiai. Žuvo 4 žmonės, sužeisti 47. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko net 6 eismo įvykiai. Jeigu žmogus nesupranta, tai nebent geri draugai gali išgelbėti, kurie gali neleisti, bet turbūt čia kiekvieno žmogaus sąmonės reikalas. Departamento alkoholio geriausia išeitis būtų, jo. Bet tai daug pasipiktinusių būtų turbūt. Tai šventės yra, reikia mokėti šventės švęs blaiviems. Čia jau nieko nepadarysi, man rodos, vis tiek nusipirks prieš tai. Bet to nepelninga valstybei būtų. Kuo daugiau draudimų vėl atsiranda tam tikrų galimybių paieškos, kaip visą tai apeiti. Aš ne vienas susilaikęs ir paskambinęs, aš mačiau, kai vienas pilietis sėda į mašiną, nežinau, aš tai tikrai prieš. Alkoholis yra gerai, bet esu už vairą. Sorry, čia ne juokai tikrai. Aš nežinau, bausti per užpakalį kiekvienam, kad gėda būtų viešoje vietoje vidury gatvės. Gal uždrausti blaiviems vairuoti? Policijos pareigūnus neramina, kad šįmet Joninių šventės tęsis net 3 dienas, o žmonės norėdami atsipalaiduoti, pailsėti gamtoje, pamiršta atsargumą ir kultūrą keliuose. Projekto partneris Susisiekimo ministerija.